Kol jūs, mano fanai, heiteriai ir šiaip visi kiti mano žiūrovai, kurie žiūri šitą video. Aš jau turiu 400 prenumeratorių. Na šiaip tai jau daugiau, tai pažiūrėsiu. Jau 410 prenumeratorių, hebra. Bet dar augti yra kur. Kiek aš čia kalbėsiu? Geriau einu paskaityti komentarų ir pažiūrėti, ką jūs manęs užklausėte. Gal daugiau komplimentų parašėte. O gal mane tiesiog heitina. Ir aišku, jeigu tu žiūri dabar šitą video ir nesi paprenumeravęs kanalą, tai aš nesuprantu, apie ką mes čia kalbam. Tu pažiūrėk į mane, aš net šitą progą apsikirpau, pažiūrėk bele ką. O tu net prenumeruot mygtuką negali paspausti. Ir pirmą ramia širdele persiskaitykime YouTube komentarus. Vytautovus klausia, kiek tau metų? 13. Šipinės 2561 klausia. Ar eini 7C? Taip. Arnas brūkšnelis 29D uždavė net 5 klausimus. Aš net vanės nusikelsiu prie šito. Kaip sekasi su video kelimu? Afigienai, seniai, 400 jau prenumeratų. Man puikiai sekasi. Aš jaučiuosi, kaip dangui dabar. Ne ta prasme, kad mylėsi. Žodžiu, gerai jaučiuosi. Tas labiausiai patinka iš YouTube'inimo. Bet šiaip aš pastebėjau, kad man labai patinka montuoti. Ir aš mėgstu gerai mokintis montuoti, visokių naujų dalykų išmokti. Ir filmuoti bandau mokintis visokių įdomių kadrų, kad jums geriau būtų žiūrėti. Kiek subų nori? Šiaip aš neturiu tikslios vizijos, kiek aš noriu subų. Aš kaip ir sakiau vienam praeitam video, kad noriu tapti tikro youtuberio pavyzdžiu, bet YouTube lubos, kiek galima matyti, yra 400 000 prenumeratorių. Aš pagrindė jaučiu norėčiau apsistoti ties 100 000, o gal net ir daugiau, pažiūrėsim ateityje. Koks tavo mėgstamiausias maistas? Šiuo metu aš tokio mėgstamiausio maisto neturiu, bet aš bandau savarankiškai ten sveikai maitintis, ten nevalgau labai nesveikų dalykų. Kokį klausimą gauni daugiausia, kuris užsienėse? Šiaip tai iš komentarų negaunu, nes tie komentarai būna išjungti. Ir turbūt po šio video bus išjungti. Jeigu ką YouTube'as, aš nesu paauglys, aš esu visiškai pilnametis, esu 25 metų. Esu atidaręs 20 verslų, turiu 20 YouTube kanalų, turiu dabar sąskaitą 20 milijardų eurų. Esu viską pasiekęs ir aš jūs užbaninsiu YouTube'as, jeigu man išjungsite komentarus. Ačiū. Tai tiesiog mokyklai dažniausiai gaunu tiesiog kada video ir viskas. Ir dar ant galo parašė sėkmės. Ačiū. Domelė klausė, iš kur kyla pseudonimas Geras Vilkas? Žodžiu, prieš porą metų buvau mokyklos išvykai ir mes atradėm tokį indėnų kaimelį kažkokį ir tenai mums reikėjo kažkokį nikneimą trumpą sugalvoti. Pavyzdžiui, pikta meška, ar linksmas drugelis, kažkas tokio trumpo. Ir aš tenai buvau sugalvojęs tiesiog Geras Vilkas. Ir aš buvau YouTube'e mokyklai ir man sakė, kad turi būti YouTube nikneimas kažkoks trumpas, aiškus, kad žmonės lengvai prisimintų. Ir aš toks galvoju, Geras Vilkas tiesiog. Ar žaidžia, klausia, ar galvoju daryti live streams. Kažkada susitaupysiu pinigus ir nusipirksiu gerą kompiuterį. Gal aš iš viso tokio neturėsiu, kai būsiu dar mokinys. Valentas Mitkus 6561 man parašė pirmąjį komplimentą. Šaunuolis, keep going. Spaudžiu ranką ir važiuojam prie kito komentaro. Jauma 17 užduoda tokį klausimą. Kas yra tavo mėgstamiausias Lietuvos krepšininkas? Šiaip aš taip minimaliai domiuosi krepšinio ir aišku domiuosi tik geriausiais, Žalgirio. Aš ten dar mačiau, kad Lebronas ir kitas kažkoks geras žaidėjas, dabar nežinau vardo, yra vienam klube. Ir tada man dar labai patinka tas krepšininkas Kuri. Man to jo pavardė tokia. O labiau Lietuvos, tai aš nežinau. Vesalt Gaming 5034
Kiek matau, man rašo komplimentą, nesustok filmuoti, galvok tik apie nuoširdžius ir apie save ir nekreip dėmesį į heiterius. Žinai, ką aš dar pridursiu? Heiteriai heiteris, fanai fanins, o aš plauksiu tarp jų. O dabar judame į TikToką. Čia įsivaizduokite, YouTube'as buvo apšilimas, arba kitaip sakant, ten buvo 30%, o čia bus 100%. Tai nieko nelaukia, pradedam. Kada pikantiško turinio naujas video? Verta, kas klausia, ką tu? Nieko, ką tu? Ar planuoji rysti klipą? Gal, nežinau. Čia priimkime kaip sarkazmą. Ar turi draugai? Aš tai turiu draugų, bet tu tai matau su lietuvių kalba nelabai draugauji. Ar tu mėgsti sportuoti? Šiaip tai labai mėgstu tavose, aš visą laiką toksai ant sporto, visą laiką, taip man vis noris kažką taip daryti. Šiaip labai faina, taip vis noris kažką tokio sunko paimti ir taip iškelti viršų iki dangaus, na. O šiaip jeigu rimtai sakant, tai šiaip labai mėgstu sportą, man labai patinka sportuoti, ir šitose žodžiuose yra nulis sarkazmo. Varza klausia, autobusas, kažkada repas? Pirmą pričiom čia autobusas, o kažkada repas? Gal. Edvinas klausia, ar patinka mikrobangės? Ne, man niekad nepatiko mikrobangės, niekad nešildau jas. Aš buvau 1 metų ir mano tėvai nusipirko tokią mikrobangę. Tokią juodą. Tokią visą juodą ir tokią didelę ir juodą. Ir tokia buvo didelė ir buvo net aukštesnė už mane. Bet aišku, man 1 metų buvo tada. Ir aš galvoju, kad mano tėvai ją įdės ir man iškeps, našiu. Ir tada aš 1 metų išmečiau tą mikrobangę kažkaip. Na, aišku, reikėjo kačiantis nuo pat vaikystės. Ir tada mane padavė į teismą, todėl kad sudaužiau mikrobangę ir tada teko biškį pasėdėti kalėjime. Jokio vardo klausė, kur pusė dantų? Pažiūrėk savo burnoj, pamatysi. Ar skaitai save žvaigžde? Tai kad dabar žvaigždė nešviečia, blyn. Aš tai žinok naktį nešviečiu. Aš esu stebuklingoji žvaigždė, kuri dieną šviečia, naktį nešviečia. Ar turi kokią nors svajonę, kurią įgyvendinsi? Šiaip tai turiu daug svajonių, bet viena didelė pagrindinė, kurią jau atskleidžiau, tai būtų tikrų YouTube pavyzdžių. Bekon Hair klausia, kokie tavo mėgstamiausi žaidimai? Tai man patinka, žinai, futbolas, dar būna slepynės mėgstu pažaisti, tuko šiaip visai geras žaidimas. Krepšinį kartais mėgstu, žinai, pamėti. O šiaip iš tų kompiuterinė, pirma vieta FS Mobile, antra vieta Brawl Starsas, kažkokio emoji pavadinimu, tiesiog parašė komplimentą, graži šukuosena. O dabar ar graži? Ar graži? Pasakyk. Šiaip tai no hate, pasakyk tiesiog, aš noriu pasakyti, ar dabar graži. Nes man tai ana nebuvo labai graži, tiesiog toks apžėlęs. Aš noriu sužinoti, ar dabar graži šukuosena, tai tu parašysi ar ne? Dar neparašy? Parašy. Aš palauksiu. Jau parašy. Tai tiek buvo iš viso klausimų. Jeigu jūs nespėjate parašyti savo klausimų, tai jeigu bus po YouTube komentarais, galite juos drąsiai klausti. Jeigu ne, eikite mano kitus socialinius tinklus, kuriuos dar matote ant ekrano. O šiaip ačiū už komplimentus, už klausimus ir už šiek tiek heito. Nes be heiterių nieks netampa populiariais, arba yra kitoks patarimas tiesiog.
heiteriai heitins, fanai fanins, o aš plauksiu tarp jų ir užplauksiu, užkopsiu ir pasieksiu dangų, o tiksliau pasakius, Lietuvos lubas, ką aš galiu pasiekti.